Kevilui Klaiburnui. Gedraitis po susikeitimo prieš jį Tornikė Šengelyje. Gedraitis, kaip jo tėtis geriausiais laikais išsilaiko ore, atakuoja, nepataiko. Sirvydis keičia sprendimą, jau pašokė su kamuoliu. Žalgiris užstringa savo atakui, dabar varžovai keičiasi gynyboje. Dijufas prieš Igną Brazdeikį, bet prasibūdinta. Edgaras Ulanovas šoka dėl ginčio kamuolio su Tornikė Šengelyje. Pats Ulanovas susiorientuoja chaose, iki galo kapitonas gauna bloką nuo Aizėja Kordinje. Gal Dovydas Gedraitis taip pat po metų po dviejų turės tokį rezultatyvumą. Štai taip. Labai norėtųsi ir Dovydui to palinkėti. Čia Brazdeikis arčiau krepšio. Pradžiai dvikova su Pirėjo Olympiakos. To kontakto, kokį demonstravo Olympiakos, kol kas nepasiūlo Virtus. Gali pasiūlyti. Gal atkodus kamuolius puolime Virtus yra viena prasčiausia Eurolygoje. Aišku, imtis dar labai maža, tik 2 rungtynės. Kordinje. Ties perimetru, nėra kaip verštis arčiau krepšio. Klaiburnas turi gelbėti ataką, pataiko. Dirbo pagalboje gynyboje, Kartvelas paliko laisvą Žalgirio kapitoną. Ūlė nepataiko. Dovydas Gedraitis. Nespės pereiti į aikštės kitą pusę, ar visgi spėja. Bet taip labai tas iš apačios išstumiant kamuolį netikslus. Bet matom, pasitikė Žalgiris Ulanovo gynybą ir neėjo į pagalbos, vėlgi... Ignas Brazdeikis supakuotas, nori jį išsiųsti į Kauną. Klaiburnas, Gedraitis iš toli. Dar vienas jo tritaškis. Čia reikėtų pražangos, atrodė įėjo neblogą ritmą Vilas Klaiburnas, bet Žalgiris suspėjo sugrįžti. Bet čia Laurino Biršo gera pagalba. Ir prameta amerikietis Edgaras Ulanovas. Kol kas Dovydas Gedraitis, vienintelis žaidėjas, kuris puikus jo. Haketas. Savo antroje karjeros pusėje įrodė, kad ir pataikyti iš toli gali savo išsirašyti, rinkosi mažiau rizikos, bet reikėjo mest. Kokia klaida. Perimtas kamuolys, Dovydas Gedraitis. Per du žaidėjų žaidėjo apeiti. Akivaizdu, nemantantys žaidėjai kamuolys. Iš karto yra palengvinimo situacijos. Taip, Žalgiris kol kas gynyboje turi tikrai įspūdingų epizodų. Ulanovas. Nėra jokio varžovo prie jų. Čia išsikeitimas gynyboje, Francisko prieš Dijufą. Šokdino varžovą, arčiau krepšio Silvianas Francisko. Davė jam pirmą atkarpą aikštėje Andrėja Trinkieri, dabar jis persivaro kamuolį. Ir greitai jie atiduoda į Francisko ranką. Silvanas Francisko. Vyko atlikti to tikro jau rezultatyvaus perdavimo Biručiui, bet Žalgirio ataka tęsiasi. Sirvydis. Vargsta Marko Belinelį, turi padėti gynyboje 11 minučių. Laurynas Birutis. Abi pataikytos baudos. Bravo Laurinui Biručiui. Ir 13-0 kol kas tęsiasi Žalgiriečių spurtas. Čia iš karto vienas perimtas kamuolys. 15-0. Puikiai Žalgiriečiai dirba be kamulio. Vargsta, kankinasi, kenčia Virtus ekipa. Belinelį nemeta ir jis šokdina Pajolą. Galų gale atsiranda. Kelišis nebūtų suklupęs, galbūt ir būtų jam patrukdęs. Francisko, jo mes ne 2-2, pats nutraukė jį prancūzas ir pabandė užpulti. Ir čia 2 iš eilės. Jau pasiruošę žengti aikštelę, aišku, bus keičiamas Laurinas Birutis ir, manau, Francisko. Birutis čia antruoju bandymu Laurinas. Žaidėjų jau ant parketo metas Morganas. Dansonas nebijo keistis. Nėra pagalbos Ulanovui, ką matėme visų rungtynių eigoje. Žalgiris turi pražangų iki baudos. Taip. Ulanovas dabar pats bandė atakuoti Šengelyje. Gedraitis. Brazdeikis. Kiek perdavimų, kiek prasiveržimų. Ignas Brazdeikis. Sunkus metimas be balanso, atakavo Ignas Brazdeikis. Dabar jau bėgti į priekį gali ir Virtus. Ir čia bereikalinga Lukalė. Jam papildomo svorio, bet profesionalas turi susitvarkyti. Čia trumpo nusileidimo situacija. Alinas Mailagičius gauna išsivesti metimą, bravo. Nėra kojos. Jokio žaidimo koja, taip. Vėl ieškomas Klaiburnas. Dabar prieš jį jau Silvanas Francisko po susikeitimo. Čia pirmiausiai dėl gynybos. Aišku, kai nebeturi atsargų pražangoje ir tą agresyvumą reikia kartais parinkti, žalgiriečiai vengia pražangų. O čia... Šengelė, 2 žaidėjai, per kuriuos bando atakuoti Virtus komanda. Metas Mičelas, puikiai situacija, pati susikeitimo gynyba, kurią naudoja varžovai. Metas Morganas oro dvikovoje jaučia labai didelį kontaktą iš Smailagičiaus. Gedraitis. Iš toli.
antrų savo pataikytų tritaškių iš taip pat galimų. Ir tampa stabilių tritaškių metikų Eurolygoje. Čia pravalytas kelias, ūgtelėjęs skirtumas. Iki kėlinio pabaigos galima susigrąžinti dviženklį pranašumą. Francisko 2+1, taip. Nuo dvikovos su Žalgiriu. Taip, bet vėlgi, čia galima teikti taip, jisai žaidė. Po šių minučių atrodo, taip, 2 taškai. Tokia aikštės gynyba bandė išsirikiuoti Virtus ekipa. Giedraitis! Ką išdarinėja Dovydas Giedraitis? Taip, čia manau dabar. Per pirmosius 2 turus lygiai taip pat ir žaidė. Su dvikova mes jau irgi kalbėjome, kad tai buvo atkarpų krepšinis. Mokyti po pirmo turo dvikova su Barcelona, kai būtent Barsa per trečią kėlinį sumažino skirtumą nuo dviženklio iki 2 taškų. Čia atakuojamas. Ignas Brazdeikis pelnė pirmus komandinius 4 taškus ir paskui kaip ir išnyko. Pajola. Perdavimas Ulanovui iš Stanislavėnas Francisko ir Dovydas Giedraitis. Edgaro Ulanovo taškų vidurkis po 2 turų buvo 3. Šiandien jau 10, ką kalbėjai. Čia kyla Ignas Brazdeikis prieš save turintis Vilą Klaiburną. Klaiburnas atrodė, bandė net ir prasižengti. Reikia jas pristabdyti. Vėl ta pati situacija. Brazdeikis 2+2 su Dunstonu. Nesėkmingas perdavimas. Pajola. Lendi iš kiekvienos užtvaros, gyvenimas labai sunkus. Kaip prieš tave yra Marko Belinėlį, čia puikiausias įrodymas, žaidimas be kamulio. Kažkas Trinkieri dar ieško to recepto trečiojo kėlinio metu, kaip žaisti su komanda po lipdę kraujavimą. Dabar situacija aišku aštresnė. Rungtynių laikas po truputėlį senka ir čia nesinori atimti iniciatyvos. Oi. Čia Mičelas kaip žaidinėja kamuolį, matom. Čia Birutis nesileido ten arčiau krepšio, Lekavičius užstringa ataka. 14 sekundžių, 2+2 su Laurinu Biručiu. Lekavičiui uždarytas kelias verštis į kairę pusę, metas Mičelas. Oi, kaip suranda Dovydą Giedraitį, metas Mičelas ir puikiai dabar sugrįžimą testuoja Bolonijos Virtus. Koks Belinėlį perdavimas. Nepataiko Šengelėje. Taip, gera Žalgirio gynyba. Mičelas. Rizika buvo per didelė, ji nepasiteisina. Belinėlį jau užpuolė Žalgirio. Sumažėjo perimtų kamuolių apsukos, tačiau smagu, kai atsiranda vienas kitas pavogtas kamuolys. Lekavičius drąsiai iš toli. Rezultato Virtus komandai. Belinėlį užsitaisė savo patranką. Šengelėje. Trigubo gynyba prieš jį, bet paliktas visiškai laisvas Klaiburnas. Reikia toliau tiesiog laikyti žaidimo plano, nepasiduoti ir... Manau, kad gali be užtvaros atakuoti Belinėlį. Tritaškis. Ta daro, kol nesuspėks mūsų kūrį. Vėlgi. Čia trumpo nusileidimo situacija. Žalgiris medžioja varžovus gynyboje. Dunstonas labai toli nuo krepšio. Perdavimas Silvanui Francisko. Žingsnių prašo. Taip. Techninė Luka Bankį. Na, šaliukas buvo, taip. Ties perimetru ieško patogiausio žaidimo 2+2 situacijos. Įtraukiamas ir Silvanas Francisko. Atakuojamas Dovydas Giedraitis. Taip, paprasčiausiai bandė Polonarą atidarytą visiškai kairę pusę. Čia nesudirbo Deividas ir Vidis. Eina į pagalbos nuo Arno Butkevičiaus. Taip, 2 pramesti tritaškai jo ir kol kas 0 taškų. Edgaras Ulanovas pelnė 10 jų. Azija Kordinė per daug laisvų minučių poilsio. Klaiburnas daug driblingo su kamuoliu. Puikiai Lekavičiaus gynyba. Dovydas Giedraitis. Kordinė gauna laisvės išsimes metimą. Kaip gerai, kad šito tritaškio jis nepataiko. Čia Laurinas Birutis nuleidžia kamuolį. Čia vėlgi Dovydas Giedraitis, manau, bandys taip. Ir čia, aišku, reikia atakuoti. Taip, reikia atakuoti Francisko. Ir būtent Polinarą, taip. Nusimeta atsakomybės Francisko. Taip. Čia dėjimas iš viršaus, Alenas Mailagičius. Kordinė yra pasirenkamas. Ar kils Klaiburnas prie jo? Ne, Kordinė aštrina puolimą. Čia aiškesnis kameros kampas. Galimai vienas iš esminių momentų. Taip, nes sportinė pražanga yra fiksuojama. Du tokie epizodai. Kordinė, ranka beveik niekada neklysta. Štai taip. Tvirta pražanga, dar ir pridėkime Aizija Kordinė. Taip, bravo. Gyrio gretose. Ismailą. Po susikeitimo Francisko prieš Dijufą. Francisko arčiau krepšio. Smailagičius! Tas gynyboje vienas įmestas baudos metimas ir
Jau 2 taškai, Zėja Kordinė, čia Edgaro Ulanovo. Užatakavo dabar dviese, Kordinė, Ulanovas ir Smailagičius. Bajola iš toli nuo jo rizikuoja, Kauno Žalgiris Haketas pirmą metimą išmetė. Taip, Francisko. 12 sekundžių. Greita Francisko bomba iš toli, Smailagičius. Dar vienas atkovo. Tai buvo nežmoniškai svarbus. Nepataiko nuo baudų metimų. Tikrai 2 atakom. Mažiau. Griečiai. Gynyba puolimas dabar keitimai žaidžia Kauno Žalgiris, vadinamas Francisko. Čia Dovydas Giedraitis, perimetas kamuolys. Giedraitis išsilaiko su kamuoliu ir dabar jau Virtus nebekontroliuoja situacijos. Jie turi prasižengti. Žalgiris negali prarasti kamuolio. Ir praranda jį. Irgi turi spręsti didžiulius galvosūkius. Arnas Butkevičius, gera gynyba. Vaikosi Dovydas Giedraitis, Belinėlį, čia Kordinė, arčiau krepšio pavyksta apsiginti su kamuoliu, metas Mičelas. Ir nebauduoja. Dieve mano, kas čia vyksta? Marko Belinėlį išmeta kamuolį, Marko Belinėlį prameta kamuolį, Kauno Žalgiris bandęs ne kartą suteikti progų varžoms išplėšti pratęsimą, pasiima visgi pergalę.